Sveiki, artėja Kalėdos, stebuklų bei persivalgymo metas. Tavo močiutė tikriausiai yra perspėjusi. Nereiktų nueiti nuo stalo, neparagavus 12 patiekalų. Tačiau štai, kad tavo močiutė dažniausiai nutyli. Angliavandeniai, baltymai bei riebalai – tai pagrindinės maistinės medžiagos, kurias virškinimo sistemos organuose skaido skirtingi fermentai. Būtent todėl valgant reiktų vengti skirtingo maisto produktų maišymo. Kai į tavo virškinimo sistemą patenka visų rūšių medžiagos vienu metu, tavo kūnui tenka didelis krūvis. Tada jis jaučiasi šitaip. Nors galėtų jaustis štai taip. Deja, fermentų pajėgumas yra ribotas, todėl prieš papildydami lėkštę dar kartą gerai pagalvokite. Tad kaip nustatyti teisingą maisto kiekį? Tavo skrandis yra panašaus dydžio į tavo kumštį, tad teisingo dydžio porcija turėtų tilpti į tavo delnus. Maistą kramtyk 33 kartus. Kol tu kramtai, seilėse esantis fermentas amilazė pradeda skaidyti angliavandenius. Taip pat seilės ima naikinti maiste esančius patogenus. Susmulkintas maistas paruošiamas tolimesniam virškinimui. Skonio dirgikliai siunčia žinutės smegenims apie valgomą maistą, o smegenys siunčia impulsus kitiems virškinimo sistemos organams. Šie gali iš anksto pasiruošti virškinimo reakcijai, pradėdami skleisti virškinimui reikalingas medžiagas. Jei maistą nuryjate nekramtydami, maistas gali išgąsdinti skrandį, tarsi nelauktas svečias. Aš per anksti? Didesnė tikimybė persivalgyti tada, kai koncentruojamasi ne į maistą, bet aplinką. Tad valgio metu išjunk televizorių, nesinaudok telefonu ir neklausyk garsios muzikos. Ir jei netyčia persivalgy, nepasiduok mitui, alkoholis gali palengvinti virškinimą tik išimtinais atvejais. Tačiau tiesa tai, kad maistas lengviau virškinamas esant teigiamoms emocijoms. Tad gera kompanija gali būti išeitis. Linkime jaukių švenčių ir protingai nukrauto stalo.